Ir dabar aš noriu paaiškinti, kodėl rezultatas, kurį mes daug nuosekliau aptarsime jau rytoj mūsų laidoje nuo 5 valandos tiesiogiai, kodėl tas rezultatas vis tik tai, nesupykite, Eduardai, buvo 4-0, kas lėmė tokį rezultatą. Tai aš tos pagrindinius faktorius išvardinsiu. Kodėl generolas Tutkus mūsų redakcijos manimų prieš jūs laimėjo 4-0. Pirma, jisai pats pirmas gavo žodį. Pats pirmas gavo žodį, tai išnaudojo 1-0. Generolas Tutkus sėdėjo per vidurį. Jau pliusas 2-0. Iš principo generolas Tutkus yra šiek tiek aukštesnis už jūs. 3-0. Ir be to generolas Tutkus yra generolas. Jūs dėja, Eduardai, atleiskit su visą pagarbą, eilinis turbūt, ar kokį laipsnį turit, nežinau, bet ne generolas. Rezultatas 4-0. Ir būtent toks rezultatas buvo ne šiaip atsitiktinis, sėdim su galvom. Ne, tai buvo pritaikytos metodikos, algoritmai, tam tikros vėlgi komisijos išvados ir todėl statistiškai patikimas. Taip, todėl tame rezultate nėra jokių paradoksų, tai yra sausi faktai ir kaip jau minėjau, rytoj mes plačiau aptarsim ir bus daug daugiau nuomonių, ne tik mes čia studijoje. Eduardo, tarp kitko, nebus, iškart informuoju. Eduardas galės stebėti šalies, kad būtų viskas objektyvų, tai jis tada galės kritiką pasakyti, o rytoj pasisakys įdomų žmonės būtent apie tą diskusiją, apie tuos debatus ir apie visą šitą situaciją, kuri vyksta. Tai tiek šiandien informacijos, ačiū visiems dalyvavusiems, ačiū, kad palaikot mūsų kanalą, būtinai tą darykite ir toliau. Nepamirškite laiks nuo laiko užmesti akį į Ekspertai EU tinklalapį. Tie, kas dar neturi Telegram programėlės, instaliuokitės, priprasite, įvaldysite ir tikrai jums patiks 100 kartų labiau negu visi šitie Facebookai, ant ko sėdi tarp kitko Eduardas Vaitkus, kiek aš jam kartų sakiau, bet čia... Taisysios. Jo, bet jisai turi Telegramą, tiesą sakant, viską turi žmogus. Taigi, ačiū visiems ir pasimatysim rytoj. Iki. Sėkmės visiems.